Dirbantis žmogus privalo turėti atostogas. Antraip jo darbas bus nekokybiškas. Ką dar sakyt? Aš Indrei paskambinsiu. Jinai dabar Druskininkuose atostogauja. Pakel. O, sveika. Žiūrėk, mes čia filmuojam laidą, kaip tik mūsų laidelė jo. Ir man toks klausimas iškilo. Aš pasakiau, kad dirbantis žmogus privalo turėti atostogas ir ten bla 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 bla. Ką dar? Ai, šitas pasidaryt voksus? Ai, žmonės pakalbint. Gerai. Aha, supratau. Gerai. Nu, viskas. Tada nebetrukdysiu. Aha, ate. Sakė, reikia žmonės pakalbinti ir gal kokioj neįprastoj vietoj. Nu, o dabar einame pakalbinti žmonių. Sveikute. Klausyk, mes žinok esam, kaip laukuose ir norim pakalbinti žmonių ir, nėra dar žmonių laukuose. Į miestą, sakai? Nu, gerai, tai tada mes su Tomu važiuojam į miestą. Šiam į miestą. Aha, gerai, tvarkoj, aha, iki. Spėkite, kur esame? O esame Druskininkuose. Atvažiavome pas Indrę. Labas, Indrė! Siurprizas! Mes žinai pagalvojom vis tiek, bet tavęs laidos kažkaip nenufilmuosim. Nesąmonėm, tai mes abi esam tos laidos veidai ir... Ei, Indrė, Indrė, čia kas per vaikų žaidimai, mesgi vis tiek tave pasivysim. Mūsų laidos tema? Ką daryti, kad tavo atostogos būtų nesugadintos? Einam žmonės pakalbinsim. Pirmoji taisyklė – nesakyti draugams, kur tu važiuoji atostogauti. Aš tai atostogaučiau vienas ir visus palikčiau kur nors atokiai ir savo būčiau pats suvadas. Geri draugai niekada negadina atostogų. Visiškai sugadint galite, kad jūs turit per atostogas nedaryti to, ką jūs darot kasdien. Tai būtų kas? Na, jeigu jūs vadovaujat arba jums vadovaujat, tai darykit priešingai per atostogas. Jeigu jūs vadovaujat, tai per atostogas tegul jums vadovauja. Na, darbas, jeigu iškviestų į darbą, tai būtų nemalonu. Antroji taisyklė. Važiuojant atostogauti, išsijungti telefoną. Patartina, kad tai padarytų ir jūsų draugas. Parodykit, kur. Va čia va telefoną išmės reikia. Ar gali atostogas sugadinti, tarkim, įjungtas telefonas, kompiuteris su internetu, ar draugai žinantis, kur jūs leidžiate atostogas? Tai reikia išjungti tą telefoną, kad nesugadintų, be abejo. Kokios atostogos, jeigu telefonas išjungtas, ne? Trečioji taisyklė. Internetą su kompiuteriu palikti namuose. Na be abejo, reikia išjungti telefoną, reikia palikti viską, kompiuterį palikti, nesinaudoti internetui kažkiek, tai palikti netgi draugą arba draugę, kad netrukdytų jums gyventi, visą kitą. Ką, dar reikia keletą dengimų nusifilmuoti, reikėtų pakalbinti, gal žinai, kokį vyresnio amžiaus žmogų, nes mes daug jaunimo nusifilmavom. Gerai, aš tik tai greit į tualetą ten nubėgsiu. Aha, bet greitai. Gerai. Gal dar kokią vaidybinę situaciją nusifilmuoti?
Kur jinai? Taigi mano telefonas pasindrė. O ne. Žinai ką, važiuojame į viešbutį. Jinai išsiregistravo. Telefonas išjungtas. Nu ką, gerų jai atostogų, varom namo.